Gelai Vilniuje yra juodi, nes Europoje balti. Kiek tiltų turi Vilnius, kurie eina per nerį? O dievulėlė, kurie eina per nerį, tai gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Įgausia bus 7 ir 8, kurių nelabai žinau. Nu, tarkim. Bet tarkim variantas gal tas? Neturim. Per nerį. 5 kokie? Per nerį kur eina? Tai aš manyčiau, tiesiog neskaičiau gal kokius 4. Tai... 6 kokius? Dėkui. Oi, žinokit, tikrai nežinau. Gerai, kada įkurtas Vilniaus universitetas? Gal 2? Tiltai. Gal. Dėkui. Kada įkurtas Vilniaus universitetas? 1569. Tikrai negaliu pasakyti, bet labai senai jau gal, koks 100 metų gal. Kada įkurtas Vilniaus universitetas? 1579. Aukščiausias pastatas Vilniuje. Europos? Dangaujus. O, čia kaip Gudrova, žinai, visiškai realiai, žinai, Gedimino pilis turėtų būti aukščiau už visus pastatus. Nu, kad ir kaip ten bebūtų, nes vis dėlto kalnas belekoks. Nors palaukliais pagalvoju, žinai. Užupio atodangų ten gali būti kažkas, nu, nelabai, žinai, iš tikrųjų. Rotušės ten tie reikalai irgi nelabai. Ne, vis dėlto liksiu prie Gedimino pilies. Dėkui. Manau, kad Europos aikštėje dabar, tik tai nežinau, kaip jisai vadinasi, naujas. Telesijos bokštas. Koks įžymus žmogus gyveno Vilniuje? Įžymus? Stuokas Bucevičius. Ir kas jis toks buvo? Arkikatedros projektuotojas, tipo rekonstrukcijos, ten tipo architektas. Vincas Mykolaitis Putinas, tai aš nežinau, koks turėjo būti. Ne, tai bet kokį. Jo, ir kas jis toks buvo? Rašytojas. Šauniausia. Ta prasme, įžymus rašytojas, nežinau. Na gerai. Drėma, sakykime. Tai gerai, užteks. Ir ką jis padarė, kas jis toks buvo? Jisai buvo architektas. Šauniausia gatvė Vilniuje. Gedimino prospektas. Ir... Nuo pilies gatvė. Nu, aišku, antrą vietą tai galbūt prospektas. Šauniausia bus netradicinis, nes man nebus Gedimino prospektas šauniausias. Man patinka tokios, žinai, oldskūlinės gražios gatvės, tai galbūt net nežinau. Man gal vis dėlto kokia nors, žinai, ta pati Trakų gatvė būtų šauniausia. Šauniausia gatvė Vilniuje. Šauniausia? Čia savo nuomonę pasakyti? Tokios nėra. Gedimino prospektas. Ir kokią dainą žinote apie Vilnių? Seniai Vilniaus labai pražydė samana žalia. Pražydė samana žalia, einu lyg paukštis lengvai, sena siauraja gatvelė, stogai senieji